Sveiki! Šiandienos analizė šviesos žinutės esantiems tamsoje. Tai šiandienos video, kaip suprantate, bus tik tai teigiamas žinutės. Tik tai teigiami dalykai, tik tai įvairiausi paskatinimai, motyvacijos, na ir ką dar norės jums pasakyti visata, angelai ar kitos jūs augančios būtybės. Tai pagalvokite apie save, jeigu šiuo metu išgyvenate kažkokį tamsų periodą, tamsią situaciją, kažkas tai nesidaro, nevyksta, ar kaip tik atsitiko kažkoks tai nelabai geras dalykas jūsų gyvenime, jaučiatės kažkur strigę, jaučiat, kad aplinkui tamsa nepriklausomai nuo to, kad saulė šviečia, kad yra lauke šviesos, tačiau jūs vis tiek jaučiatės tarsi eitumėt kažkur tai per rūką, per tamsą, per miglą. Pagalvokite apie save ir pasirinkite kortų poziciją. Čia jums bus šviesios žinutės nuo angelų, visatos, jūsų protėvių ar dar bet kokių kitų jūs augančių būtybių. Tai pirma pozicija, antra pozicija, trečia pozicija ir ketvirta pozicija. Tai, kas dar nespėjote, galite sustabdyti įrašą ir pasirinkti kortų poziciją, o mes pradedam nuo pirmos pozicijos. Tiesa, primenu, kad tai yra bendra analizė. Jeigu norite savo situacijos analizės, parašykite žinutę Facebook profiliui Angelų skaičiai. Taigi, pirma pozicija – šviesos žinutės. Pirma pozicija žmonėms, kurie žiūrės pirmą poziciją – šviesos žinutės. Ką norėtų pasakyti žmonėms, kurie žiūrės pirmą poziciją, angelai, visata, protėviai ar dar kažkokios kitos jūs palaikančios būtybės, kokias šviesos žinutės jums norėtų perduoti jūs saugančios būtybės arba jūsų protėvių sielos. Taip, gerai. Gerai, labai gražu iš tikrųjų. Taip. Kas čia dar? Labai daug kortų iškrito, galbūt labai daug žmonių žiūri šitą poziciją, arba tiesiog labai daug minčių siunčiate. Tai čia iš tiesų šiaip tai labai graži žinutė, kad po tamsos ateina šviesa. Nežinau, jaučiat kažkokią, čia žiūrėkit, yra 3 kardai, tai yra kažkoks tai perdurta širdis, tokia tarsi širdies skausmas, liūdesys, kažkas tai jūs galbūt įskaudino, kažkaip tai apgavo, nuvylė, ar tai kažkokia kitokia situacija atsitiko, kurioje jūs jaučiate širdies skausmą, arba turit išeiti iš kažkokios situacijos ar savo gyvenimo kažkokio periodo, kuris buvo geras, gražus, ar dabar jums reikia išeiti iš ten ir pradėti kažką naujai. Tai bet kuriuo atveju, kas tai bebūtų, žinutė jums nuo angelų visatos ar jūsų protėvių, ar bet kokių kitų jūs palaikančių būtybių yra ta, kad pailsėk, atsiras sprendimas, leisk savo pabūti ir pailsėti. Tiesiog šiuo metu paleisk visas mintis, kad ir kas ten vyktų tavo gyvenime, kad ir kas ten būtų, paleisk visas mintis, tiesiog pailsėk, tiesiog atsiribok, kiek tai yra įmanoma, pabūk su savim, duok laiko savo, padarai kažką malonaus savo ir tas skausmas su laiku praeis. Ir iš tiesų jums kaip rezultatyvinė korta krenta 10 monetų. Ir aš galvoju, kas čia dar, va čia galbūt labiau tokie indikatoriai, kas jūs esat arba kur jūs ateisit. Tai jums kaip rezultatas krenta 10 monetų, kas yra, žiūri, gera korta. Galvojant apskritai apie Kalaidę Taro, tai turbūt viena gražiausia, viena šviesiausių kortų. Čia yra labai įdomi iš tiesų kortų Kalaidė, keisto pasaulio Taro. Tai jos tokios šiek tiek išplaukusios, kažkoks tai fantazijos,
tokios fantazijos tarsi pasaulis atsiskleidžia. Ir iš tiesų čia tas 10 monetų yra labai įdomus. Aš nesu mačius dar tokių 10 monetų. 10 monetų tai tikrai yra arba kažko tai rezultatas, tačiau teigiamas rezultatas, ne tai, kad kažkas tenais ten pasibaigs ir ten prasidės kažkokie kiti reikalai, o tarsi, ta prasme, tai yra geras, teigiamas rezultatas. Reiškia, po šitas širdies skausmas, kuris dabar pas jūs yra, jisai jums bus atlygintas su kaupu. Tai, ką jūs patirėte dabar gyvenime, jeigu tai yra kažkokia tai neteisybė, išdavystė, čia panašu į tai, kad yra kažkokia tai, kažkas tai iš nugaros, kaip sakau, smeigia peilį. Smeigia tą kardą, kuris čia mes tą širdį perverės. Tarsi kažkas iš pasalų, netikėtai atsitiko, įvyko, kažkoks žmogus pasielgė negražiai su jumis. Tai žinokite, kad šita situacija yra kažkokia tai vadim tarsi tam, kad pašalintų iš jūsų gyvenimo tuos žmonės ir tuos dalykus, kurie jums iš tiesų nereikalingi. Ir anksčiau ir vėliau tas žmogus arba tas dalykas jums būtų vis tiek kažkaip pakenkęs arba jūs vedęs ne to keliu, kurio turėtumėt. Nes kas eina toliau, 10 monetų, įsimylėjėliai, 2 lazdos ir kardų riteris. Labai toks įdomus šitas kardų riteris, toksai tarsi jisai, šiaip paprastai kardų riteris vaizduojamas ant žirgo, o čia jis eina per dykumą. Labai įdomus, o tarsi jums įsijungia protas, sužeista širdis ir širdim nebesinori vadovautis, įsijungia protas. Tarsi, ne, ir protas išveda jūs į visiškai naują lygmenį, išveda iš tos situacijos, kurioje jūs esate. Ne, jeigu širdis verkia, protas sako, žiūrėk. Tas dalykas, ne, kuris čia dabar įvyko, tai labai gerai yra, jisai parodė, reiškia, kad kokių yra žmonių tavo aplinkoj. Ne, anksčiau ir vėliau jisai vis tiek būtų tau turbūt pakenkęs, kažką tai negero padaręs, arba tas kažkas būtų tikrai jums vėl, dar blogesnio atsitikę. Ne? Kai yra sužeista širdis, įsijungia protas, kuris išveda iš tos situacijos, jisai padeda jums išeiti. Tai iš tiesų, ką jums nori perduoti šviesos žinutės, tai kad po tamsos ateis šviesa, tu nusiramink, pailsėk, duok laiko sau, dabar atsigręžk į save, dabar reiškia, šita situacija tau parodė, kad tu labai daug savęs išdalini kitiems, jie tavęs nevertina. Ir paleisk tu juos, ir tegul jie keliauja savais keliais, kiek tu gali čia būti tuo tarnu. Bet galbūt kažkokį tai santykį praradot, žmogus kažkoks tai išdavė, kažką blogo padarė, pakenkė, nežinau, koks kolega tenais prišnekėjo kažkokių vėjų, būtų nebūtų dalykų, nežinau, ar giminiai kažkoks tai susiskaldimas, ar šeimoje kažkas tai, ne, kažkokia gyvatė, kaip sakau, pakišo. Šiaip gyvatė labai geras, šiaip jau archetipinis simbolis, gyvatė yra labai stiprus archetipinis simbolis. Na, pas mus tautosaugai kažkaip gyvatė apie negatyvą daugiau yra. Ten, sako, gyvatė pakišo, gyvatė užantyje nešasi, tai iš tiesų archetipinis simbolis gyvatė yra labai labai stiprus ir labai teigiamas simbolis. Tai va, tai iš tiesų jūsų laukia šviesi ateitis. Ir ta situacija jums tiesiog praeis, tas skausmas praeis, sumažės, ir tiesiog jūs dabar turit kaip ir užduoti atsigręžti save, pamatyti save, pajausti, pagalvoti pagaliau apie save, ką šita situacija kviečia padaryti, ir įsimylėti save pirmiausia. Jeigu tu nori kurti konstruktyvų santykį su kitais, pirmiausia turi turėti konstruktyvų santykį su savim, nes tu kokią energiją nešiesi, tą tu spinduliuoji ir tą tu pritrauki savo atgal. Tai jeigu žmogus savęs pats nevertina, tai ką jisai gali pritraukti? Lygiai tokius pačius žmonės, kurie jį vėl išnaudos, vėl jam kažkaip pakenks, vėl iš jo kažką tai paims ir nieko neduos, ir toksai tarsi atsiranda energijų disbalansas. Tai ką jūs esate kviečiami padaryti? Sustot, atsigręžti save
Ir tas skausmas jisai praeis, ir tas skausmas jums bus atlygintas, ir jūs gausite tikrai iš visatos daugybę dovanų ir gražių santykių ateityje, ir proto labai aišku balsą, ir tokį minčių praskaidrėjimą. Tai tikrai tas skausmas yra laikinas ir tiesiog jums sako, kad žiūrėk, dabar tu pasižiūrėk, o ką tu iš tikrųjų tą situaciją nori pasakyti. Vat apie ką tai yra, ką tu turėjai suprasti iš to. Vat apie ką tai iš tiesų yra, ten kažkas ir skaudino, apgavo, ten pamelavo, ten kažką tai pridarė, ten nesąmonių kokių. Tai vat koks žmogus buvo jūsų aplinkoje, tai galbūt tai neblogiausia, ką jis galėjo padaryti. Tai galbūt per šitą situaciją jinai buvo skirta tam, kad jums atsivertų kažkurioje vietoje akis. Tai va tos akis tuoj pat atsivers, ateina kardų riteris, kuris yra proto balsas, kuris yra šaltas protas, kuris yra tas, kuris mokosi, tai jisai sugeba pasimokyti iš tos situacijos, sakai, žiūrėk. Tai ir gerai, kad čia dabar va taip pat atsiskleidė, ne, tikras vaizdas pasimatė, ir tu dabar pasimokai iš to, ne, kad negali aklai išdalinti save, tu turi galvoti pirmiausia apie save. Ir tikrai jums rezultatė ir 10 monetų, kas yra tikrai labai didžiulis džiaugsmas, rezultatas, apdovanojimas kažkoks tai, kažkokio dalyko pabaiga, tiesiog kažkokio galbūt varginančio dalyko netgi pabaiga, toksai vidinis džiaugsmas ir išėjimas į naują etapą. Tai ačiū pirmai pozicijai, kad žiūrite ir susitiksime kitose video. O mes einam prie antros pozicijos. Antra pozicija. Žmonės, kurie žiūrės antrą poziciją, šviesos žinutės jiems. Žmonės, kurie žiūrės antrą poziciją, yra kažkokia tamsoje. Šviesos žinutės jiems. Kokios yra šviesos žinutės antrą poziciją žiūrintiems žmonėms? Kas čia vertėsi? Atsivertėm. Aha, gerai. Taip, ir kas dar? Taip, gerai, super. Kur jūs čia save patys įkalinę esat? Na gerai, kas dar? Ar dar yra kažką? Aha. Tai žiūrėkit, kokia graži jūsų grupės žinutė. Tai iš tiesų, jūsų šviesos žinutė yra tokia, kad jūsų aplinkoje yra jūs palaikančių žmonių. Tikrai nebijokit papasakoti, pasidalinti su kitais, nebijokit paprašyti pagalbos, jeigu jos reikia, nes jūs turite savo aplinkoje kažkur tai tikrai jūs palaikančių žmonių. Ir kitas dalykas, galbūt čia ir tiem patiem, ir kitiems dar žmonėm, kurie galvoja, kad pas juos galbūt nėra tokių stiprių socialinių ryšių, tai jūs patys turit viduje labai daug stiprybės ir jūs sugebėsit šitą etapą praeiti ir išjudėti tolyn. Tai rezultatyvinė jūsų korta yra taurių riteris, kuris užtikrintai, ruošiasi žengti per upelį, keliauti toliau, nieko jisai čia nebijo, nieko jisai čia nedvejoja, neša iškėlęs taurę, viskas jam čia labai aišku, žinoma ir pažįstama, ir galbūt ir jums tiesiog toks įsižeminimas irgi reikalingas, kad niekas čia pasaulis nesugriuvo, ir tai praeis, ir tą peržengsit, ir tą praeisit, ir nušvis pasaulis kitom spalvom. Tai tiesiog, tik tai, ką dar čia jums sako, neužsisėdėk toj situacijai. Pats savęs neatvesk į tą aukos poziciją. Neužstrik tenais, kur tu dabar esi. Jeigu kažkoks ten negerumas, tai kartais žmonės patys save atveda į tokią aukos poziciją. Ir čia jums ir buvo žiūrėkit, ir velnias grįžo. Ir velnias grįžo, taip.
Tai kaip ir sakau, kažkas tai, kada atvedi save pats į aukos poziciją, matot, velnias, labai graži velnio korta, tarsi pririšti žmonės, abipus velnio, tačiau jie visai net nebando išsilaisvinti. Žiūrėkit, tos grandinės yra visiškai laisvai uždėtos ant kakloje, bet kada galėtų jas nusimti ir išeiti nuo to velnio, velnias jų nelaiko. Tačiau jie tų grandinių kaip ir nenori nusiimti ir jiems geriau tam pavergtoj toj pozicijoje ir būti. Tai iš tiesų šito Tower of Dreams yra labai gražus velnias, labai gražiai ten toks narvelis ir žmogus tam narvelėje duris atidarytos, tai iš to narvelio nenori išeiti, ten patogu labai toj. Tai neužstrikti toj tokioj, nesusikurkit komforto toj negatyvioj situacijoje. Nepasidarykit auka, nepadarykit savęs auka, kad dabar čia kažkas tai atsitiko, jums negero, tai visi turi būtinai dabar jūsų visą likusį gyvenimą gailėti, jūs visiškai nieko nebegalite daugiau padaryti ir čia dabar kažkas tai turi nešti atsakomybę už jūsų gyvenimą. Tai neateiti į tą aukos, kaip sakau, poziciją, nes aukos pozicija yra labai stipriai naikinanti energiją. Labai stipriai naikinanti energetiką. Ir kada žmogus ateina į aukos poziciją, jisai praranda savo gyvenimo kontrolę, įsivaizduokit, viskas, jisai paleidžia vadžias iš rankų ir jisai žiūri tik tai, kas ką jam duos, kas ką atneš, išmoksta taip tarsi, kaip sakau, kaip dėlė prisisiurbti prie kažko ir surpti kito energiją, kad kažkas jam kažką turi atnešti, duoti, skolingas tarsi, gyvenimas kažkaip tai neteisingai tenai su jo pasielgiam, tai dabar jisai visą gyvenimą nešasi tą aukos poziciją ir galvoja, kad dabar jam pasaulis dėl to yra žmonės kiti kažką skolingi. Tai per šitą situaciją, kuri jums dabar yra, neatvesti jokių būdų save į aukos poziciją. Galbūt jau dabar pradedat kažkaip taip jaustis, tarsi niekas jūsų nemyli, pasaulis blogas, viskas tik blogai. Niekas jūsų nepalaiko, niekas jūsų negirdi, niekas jūsų nemato. Ne, jūs turit be galo daug stiprybės savo viduje. Jūs tikrai galite pereiti tas ir nueiti ten tolyn, net nežinau, kas ten toliau būtų. Žiūrėkite, dar 6 lasdos yra ir monetų karalius, ir monetų riteris. Tai čia, čia... Jūs eisit ir nueisit ir pamiršit ir ta situacija jums bus tiesiog tokia kaip patirtis kažkokia, tai kaip galbūt pasinaudosit ateityje, kad ant to pačio grėblio neatsistoti, taip sakant. Tačiau jeigu jūs save dabar atvesit į aukos poziciją, tai viskas, jūs busit energetiškai mirę ir pasiliksit per visą laiką, visą gyvenimą, gali netgi tai būti, kad toj aukos pozicijoje ir jūsų tos gyvenimas toks ir bus pilkas tada visą laiką. Tai ką jums nešate šviso žinutė, kad žiūrėk, neužstrik, nepasilik, čia yra tik laikinas etapas, tavo gyvenime yra žmonių, kurie tave palaiko. Tai į juos ir koncentruokis, ne į tą, kas tenais buvo blogo. Paleisk, pasaulis, gyvenimas, viskas sutvarkys, sudėsi vietas ir jeigu kažkas ten negerai, neteisingai pasielgia, tai tu gausi per kitur, atgal kažką tai gero, o tų žmonių tau gyvenime nebereikia, tu jos gali paleisti, situacijas paleisti, kažkas tai buvo, ir kas, tai tiesiog gyvenime yra tokie etapai. Tačiau tu turi stiprų užnugarį, žmonės, kurie tave palaiko, tai į juos ir koncentruokis. Ir koncentruokis į savo vidinę stiprybę, nes tikrai čia, kas žiūrite, esat stiprios asmenybės, turit tikrai patirties jau gyvenime visokiausios, jums visko yra buvę. Ir čia yra tiesiog dar vienas toks etapas, kurį jūsų siela pasirinko išmokti tokią pamoką, kartais būna tarsi iš dangaus iškrenta, atrodo, sako situacija, tai niekas ten iš dangaus neiškrenta, siela yra pasirinkusi būtent tai išmokti. Ir labiau reikėtų galbūt paklausti, ką aš iš to gaunu, ką aš iš to mokausi, ką aš pasiimu ir ką palieku. Ir tiesiog remtis į savo vidinį stuburą ir į aplinkinius žmonės, kurie jūs palaiko. Ir jokių būdų neužstrikti iš to istorijos, jokių būdų, nes jūs laukia labai čia gražus dalykai. Jūs sukursit
kitą kažką tai sukursit visai vietoj to, kas sugriuvo, vietoj to, kad čia negavot, neatsitiko, neįvyko arba dar kažkaip. Jūs turit stiprybę susikurti savo ateitį, kokią tik tai norit. Peržengė per tą upelį ir nebesidairo, eina, žiūrėkit, jis žiūri į priekį, jis nežiūri, kas ten už nugaros buvo, nebuvo, pražuvo. Nes žirgas ėjime, judesy yra ir jis stabiliai sėdi ant žirgo, ruošiasi peržengti upę ar upelį ir eiti kitą krantą ir nereikia čia žiūrėti visiškai dairytis atgal. Tai va tokia šviesos žinutė jūsų pozicijai, labai faina iš tiesų žinutė, labai smagi. Bet iš tiesų nereikia užstrigti situacijose, kurios yra tiesiog tik laikini gyvenimo etapai. Viskas gyvenime yra tik laikinas etapas, tai va šitą ir žinokite savo patiems. Ačiū antrai pozicijai, kad žiūrite, susitiksim kitame video. Iki. O mes ateiname pas trečią poziciją. Trečia pozicija, žmonės, kurie žiūrės trečią poziciją, šviesos žinutės jiems. Šviesos žinutės jiems. Aha, gražu. Taip, čia labai gražu. Čia labai gražu. Čia tikrai jūsų laukia labai gražus dalykas. Tai kažkaip tai koncentruojatės į tai, kas, nežinau, pražuvo. Į tai, ką praradot, tačiau nematot to, kas yra. Esat užstrigę patys save įkalinę kažkokiam tai momente, kad kažkokiam trūkume. Nežinau, čia labai daug yra skirtingų tokios tarsi. Vieni kažkaip tai save įkalinę, kad jums pinigų neužteks, kažkur tai jūs ten per prasti esat, kažkoks toks ateina momentas ir tarsi užstrigę savo pačių susikurtam blogyje. Žinot, žmogus labai lengvai gali savo minčių pagalba susikurti tiek gerovę, tiek ir įkalinti save ir nebematyti, kas vyksta pasaulyje ir sako, visos dienos pilkos, niekas neįdomu, viskas tik tai negerai, o iš tiesų pasaulis labai spalvotas, tik tai jisai pats save įkalina tose mintise, kad va, dabar ten kažką prarado ir viskas, ir tas praradimas yra pats svarbiausias dalykas ir niekas ir nemato, kas dar yra likę. Tai žiūrėkit, kažkas tokio ir su jumis vyksta, kažkokią gerovę čia lygtais praradot, netekot, kažkas gal buvo pažadėta ir negavot, kažkas tai kažką praradot svarbaus, tokio brangaus, tiek materialinė prasme gali būti šiaip daugumai čia kažkas su finansais yra, su turtu, su kažkokiais materialiais daiktais, dalykais, kitiems tai yra tiesiog kažkoks tai praradimas. Ne tai, kad praradimas, tiesiog galvojimas, kad jūs esat kažko neverti, per prasti, neverti, negalit, nemokat, nesugebat, nežinau. Kažkas tokio. Tai žiūrėkit, ką jums sako šviesos žinutė. Šviesos žinutė sako, paleisk save iš užburto rato, nes svajonės pildosi. Ir tik tada, kai tu nuraminsi savo mintis, ateis galimybė tau transformuotis ir iš tiesų atgimti dar stipresniam. Tai ką jūs kviečia padaryti? Paleisti save iš užburto minčių rato. Kad kažkas ten kažkur, kažkaip ten, kas bus, jeigu bus, ten sustoja kažkas, nes nesigauna. Tai pradėti mąstyti už savo įsitikinimų ribų. Nes svajonės tikrai pildosi. Čia paraidžiui skaitau, tiesiog kas jums iškrito labai gražiai, čia nuosekliai viskas iškrito jums. Tai paleisti save iš užburto rato, iš to praradimo skausmo, iš to koncentravimosi į to, ko neturit, ko jums trūksta, kas neįvyko. Čia nežinau, kokie santykiai nutrūkti dar galėjo, sužadėtuvės kažkokios išyro. Ir reiškia, ne jums tas žmogus buvo skirtas. O kam jums reikalingas žmogus, kuris ne jums skirtas gyvenime? Tai jūs tikrai turėtumėt būti laimingi. Dabar jums galbūt atrodo, kad čia yra pasaulio pabaiga, sugriuvo,
Tai reiškia, kad tiesiog tai buvo ne jūsų žmogus ir viskas. Ir tiesiog jums į jūsų dabar tą atlaisvintą vietą, kurią jūs atlaisvinsit save paleidę iš užburtų minčių rato, ateis naujas žmogus arba kažkokia nauja galimybė. Nes žvaigždės korta tai čia yra gražios svajonės, gražus dalykai, kažkokia tai gražios mintis, tokie At kažkas tai, kuo tu turi patikėti. Turi patikėti, kad viskas įmanoma, kad viskas galima, kad viskas gali įvykti, kad svajonės pildosi. Tik tai nuramink tą savo protą, paleisk save iš to įsitikinimo ir tu atliksi transformaciją. Čia apie gyvatę kalbėjau aš praeitam. Antroji pozicija gyvatė yra labai stiprus archetipinis simbolis. Šita gyvatė mirties kortoje yra ne veltui. Gyvatė yra stiprios transformacijos simbolis ir transformacijos, kurie ateina pas tuos, kurie išdrįsta keistis, kurie nebijo keistis, kurie ateina atviri tam pokyčiui ir atviri paimti viską, ką duos tie pokyčiai. Tai būtent ta mirties korta, jinai tokia, žiauriai faina, gražinai, čia ir mėnulis, čia už nugaros tokia ir tarsi, ar tu pasiruošęs atgimti, nes tavęs laukia šviesus gyvenimas, šviesi ateitis, tačiau ar tu pasiruošęs, tu gali ateiti tą naują etapą tik tada, kai tu esi pasiruošęs, kai tu paruošęs savo mintis, kai tu paruošęs savo kūną, kai tu paruošęs savo emocijas. Tai ką jūs kviečia padaryti? Paleisti save iš už to užburto rato, iš tų minčių, iš to tokio tarsi save pačius, kurie esat įkalinę kažkokiam požiūrėje, kažkokiam prisirišime, kažkokiam tai įsivaizdavime apie kitus, arba apie save, ar apie pasaulį, ar apie gyvenimą, apie ką ten bebūtų. Nuramink mintis ir tau ateis transformacija, galimybė transformuotis. Tu, kai nuraminsi tas mintis, perteklines galvojimus, tos perteklinius tu pamatysi, kad yra dar alternatyvų, daugiau dalykų, apie kuriuos tu net nesusimastei. Ir tavęs laukia labai graži ateitis, tu transformuosi save ir pakilsi iš naujo, nes svajonės pildosi, viskas, ko tu nori, pildosi. Tiesiog tu turi patikėti tuo, kad įmanoma. Tai ta tamsa yra tarsi jūsų pačių savęs įkalinimas, šituo atveju kažkur minčių tam tokiam chaose, balagane ir galvojame, kad geriau nebus. Tai jeigu jūs toliau galvosit, kad geriau nebus, jūs turit ir sėdėsit. Ir iš tikrųjų nebus geriau. Tai ką jums kviečia, kokia yra šviesos žinutė, ką jūs kviečia padaryti šviesos žinutę, paleisk save iš to nusistatymo. Svajonės pildosi, nuramink mintis. Ir tau ateis alternatyvos, pamatysi, kad gyvenime yra daugiau dalykų, negu tu įsivaizdavai ir dar visko daug ir tu dar savo gyvenime spėsi tiek daug visko padaryti ir patirti ir pamatyti ir Jėzau, tu esi jaunas kūnų proto ir širdim, nesvarbu kuo siela, bet kuo ir tu dar tikrai pamatysi pasaulį visai kitam kontekste. Tai tokia žinutė jums, trečiai pozicijai. Ačiū, kad žiūrite, tikiuosi atnešiu jums ramybės. Susitiksim kitame video. Iki. Ir mes einame pas ketvirtą poziciją, prie ketvirtos pozicijos mano gyvatė. Taip, gerai. Ketvirta pozicija, žmonės, kurie žiūrės ketvirtą poziciją, kokios yra šviesos žinutės jiems. Kokios yra šviesos žinutės jiems? Ketvirta pozicija. Ką čia turim? Ir vėl pradurta širdį. Kas čia darosi? Aha, ir ką jums šita pradurta širdis? Aha, vau. Gražu. Gerai. Pažiūrėkim. Na, ir čia irgi apie skausmą. Kas buvo dabar, čia lygtais antroji, gal jūs ir prie antros traukė, ten buvo pradurta širdis, tik čia pas jūs kažkaip kitaip yra. Pas jūs yra truputėlį kita pamoka. Jūsų pamoka yra atrasti savęs vertę.
atrasti savo galią. Ką kviečia jūs padaryti? Oi, čia tikrai atrasti savo galią, čia be jokių kompromisų atrasti savo galią. Tai vat, kas ta pradurta širdis? Jūs galbūt patenkate į atsikartojančias situacijas, parašykit komentaruose, kad ir ta pozicija, ar jūs patenkate į atsikartojančias situacijas. Labai panašu, kad čia susirinko žmonės, kuriem atsikartoja. Tai nebuvo kažkoks vienkartinis, ten atrodo jeigu antra pozicija irgi buvo apie 3 kartus. Aha. Gerai. Ačiū. Ir ten buvo tokia vienkartinis skausmas. Čia panašu, kad jūs patenkat į atsikartojančias situacijas, panašias kažkokias situacijas gyvenime. Ir jums vis iš naujo sukasi, atrodo, tas pats ratas. Na, jinai labai nori čia būti. Tai jūsų karminė pamoka, čia labai panašu, kad jūs turite karminę pamoką atrasti savo galią, atrasti savo balsą, atrasti savo galią, suvokti, kad tos atsikartojančios situacijos jums atsitinka dėl to, kad jūs tiesiog nieko nekeičiat savo požiūrį ir savo elgesį. Čia kviečia ta šviesos žinutė, kad iš tiesų jūs turite daug daugiau galios, negu jūs įsivaizduojate. Tačiau jūs pasiduodat kitų įtakai, leidžiat kitiems jūs išbalansuoti. Ir jūs einat tokiais kalneliais. Tarsi pakilimas, ne? O čia jūs labai tokie paini, gražus, galingi. Ir staiga kažkas kažką pasakė, pakomentavo, paskambino, nežinau, parašė. Ir vėl žemyn, tenais taip ir anaip, ir koks čia jūs ten netikęs, ir kaip čia dabar aš visiems parodysiu. Na, ir tarsi pagauna per emociją, ir tarsi pagauna kažkokį konfliktą įtraukia. Ir vėl tarsi tokiam pakilime. Ne, ašgi stiprus, aš čia kaip toks, visoks, gražus, geras. Ir vėl tada, toksai tarsi, nežinau, ar jūs jaučiat, kad jūs kalneliais einat? Tarsi toks, ir vėl nukrentat. Tai tas jums, reiškia, neužtenka tarsi energijos išlaikyti tą savo pozityvų vaizdą į save. Tai ką kviečia jūs šitą šviesos žinutę pasakyti, jums padaryti? Priimti savo galią, neleisti kitiems paminti jūsų galios, jūsų autoriteto, nes kitų žmonių žodžiai neapibrėžia nei jūsų autoriteto, nei kas jūs esat, nei ką jūs sugebat, nei ko jūs norit, nei ką jūs turite daryti. Kitų žmonių žodžiai tai tiesiog pasako, kaip tas žmogus galbūt jūs mato, arba kaip jis jaučiasi jūs matydamas. Tai žmonės kalba per visokias prizmes, ir per pykčio prizmę, ir per pavydo prizmę, ir per savo paties savivertę žemą. Kalba, kada mato, kad kitam žmogui sekasi, kad jis savim džiaugiasi, kad jis į save gyria. Kitos sako, žiūrėk, koks pagirūnas, tai ką jis čia pasikėlė, susireikšmės, dabar ko jis čia save pučia. Kas jisai čia toks, tarsi netoksai per savo paties žemą savivertę apie kitus kartais žmonės kalba. Ir tas jūs kažkaip pagauna, jums kažkas kažką pasako, parodo jūsų kažkokią klaidą, tikrą ar tariamą, nes irgi ir kritika yra ir destruktyvi, ir konstruktyvi. Kai jinai yra konstruktyvi, tai tvarkoja viskas. Kai jinai yra destruktyvi, tai vėlgi, ten žmogus sako, kokie ten visi nenormalūs, ten debilai, durniai, ten gaidžiai ir panašiai. Tai jeigu jisai visų visą laiką varo, tai reiškia jisai su savim kažkokį negerą santykį turi, tai jisai per santykį su savim palaiko santykį su kitais, formuoja savo santykį su kitais. Tai kažkaip jūs leidžiat save išmušti iš pusiausvyros. Jūs kažkaip labai įskaudina, kas ten ką pasako, kas ten ką pagalvoja, kas ten ką, nežinau, jums pakomentuoja kažkokią tenais nesąmonę, ypatingai socialiniuose tinkluose, ten apskritai nereikia komentarų skaityti, nes ten, kaip sakau, 5 milijonai ekspertų reiškiasi komentaruose, kurie visų galų ekspertai yra, nors nėra. Tai iš viso ten... Tiesiog, jeigu nori kažką atrašyti žmogui, tai atrašai konstruktyviai, bet,
yra taip ir taip, nesileidi ginčius, o jeigu matai, kad ten savo varo, kaip sakau, jeigu žmogus tave provokuoja, tai pats blogiausias jam pačiam galimas gauti atsakas, tai negauti jokio atsako. Kada jisai provokuoja, jisai tikisi gauti, nes jisai nori, kad išprovokuoti kitą. O kada jisai negauna, ten, tai ką, tu čia, tai kaip, tu čia, o ten kitas žmogus nusišypso ir eina ir viskas, ir ten žiūrėkit. O jis dar rėkia ten už nugaros, ten kažką, tai oi, kaip tu čia toks, tai ką tu čia, ką nieko ir nepasakysi tu man, tai ką tu čia, tai koks tu čia bailys ir durnius, tai toksai tarsi leidžiat labai jūs paveikti kitų žmonių nuomonį, kitų žmonių galvojimam, pasisakymam, ar kažkas, kas ką pagalvos, kas ką pasakys, kas ten kaip pasijaus, tai jūs nesate atsakingi už visų pasaulio žmonių galvojimus ir tai laisvas pasaulis, kas ką nori, tas turi teisę galvoti. Tai nereiškia, kad tai apibrėžia, kas aš esu. Tai va ta tokia perduota širdis tarsi jums žinutė, kad atrask iš naujo save, atrask savo iš naujo galią ir tu turi didžiulę galią viduje, tu turi tiek daug resurso ir sukurti daugą, ir išminties visokios, ir galbūt kažkokiu netgi įgūdžių išskirtinių, talentų turi ir ten kažkas pasako, kad žmogus būna kitą kartą tikrai talentingas, jisai dainuoja, išlenda kažkoks, tai sako, o Dieve, kaip čia baisiai dainuoja. Ta prasme, tai jeigu tau baisiai dainuoja, tai tu ir neklausyk. Tai ar čia dabar kas verčia? Arba tai kaip ten nusidainuoja, kaip ten baisiai. Žmogus iš tiesų talentingas ir jisai tą išgirsta, kai baisiai dainuoja ir jis nebegirdi, kad dar 15 žmonių sako, kaip tu gražiai dainuoji. Tai nesikoncentruoti tą, kas jums sako kažkokią tai nepagrįstą kritiką, kažkokia apskritai ten socialiniuose tinkluose, kas ten ką komentuoja, ten jūs nepažįstantys žmonės, tai čia apskritai yra apie juos, ne apie jūsų santykius su savimi, jūsų santykius su aplinka. Tai toksai tarsi atrask savo galią ir tu tikrai, tavo potencialas yra pilnas kaip ta taurė, tu esi pilnas visokių galimybių ir tu pilnas esi talentų ir tu pilnas esi įvairiausių įgūdžių ir visokiausių žinių ir patirties ir išminties ir neleisk tu savęs tenais gniuždyti kažkam tai, kas iš šono kažką tai pašneka. Tai tokia jūsų šviesos žinutė, tikiuosi, kad jums atnešė palengvėjimo. Tai ačiū už tą poziciją, kad žiūrite, susitiksime kitame video ir kas norite savo individualios konsultacijos, tai parašykite mums žinutę Facebook profilis Angelų skaičiai. Iki.